Šiandien didžiausios naujienos atkeliauja iš Ukrainos. Čia Ukraina pradeda negailestingą medžioklę Rusijos dronų operatoriams, nauji medžiotojų naikintojų būriai specialiai paskirti ieškoti ir likviduoti grėsmės valdytojus. Kadangi fronto linijos perpildytos, Ukrainos prisitaikymas gali tapti lūžio tašku kovoje dėl dominavimo fronte, o liūdnai pagarsėjęs Rubikon būrys gali tapti pirmuoju, kuris atsidurs po kirviu. Neseniai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis paskelbė apie naujų medžiotojų naikintojų būrių sukūrimą, kurių tikslas likviduoti Rusijos dronų operatorius. Nors jau dabar fronte veikia keli galingi Ukrainos dronų būriai, tokie kaip Magyaro paukščiai, Achilas, Rarogas ir Nemezidas, šie būriai daugiausia taikosi į įvairius svarbius Rusijos karinius objektus, transporto priemones, tiekimo linijas ir ryšių tinklus. Todėl įtraukus daugiau specializuotų dronų operatorių medžiotojų naikintojų būrių į Ukrainos dronų pajėgas, žymiai padidės Ukrainos dronų operacijų efektyvumas fronto linijose. Pagrindinė Ukrainos strateginio sprendimo priežastis – greitas ir nuolatinis Rusijos dronų smūgių pajėgumų augimas. Pasak Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vado Oleksandro Syrskio, Rusija jau yra suformavusi atskirą dronų pajėgą iš 80 000 karių, o iki 2026 metų pabaigos planuoja ją padvigubinti iki maždaug 165 500. Be to, Rusija žymiai padidino FPV dronų gamybą, kad galėtų vykdyti atakas prieš Ukrainos pėstininkus ir karinius automobilius fronto linijose. Dabar per mėnesį pagaminama daugiau nei 50 000 FPV dronų. Pagrindinė šio masinio plėtros varomoji jėga yra Rubikon dronų būrys, kuris tapo pagrindiniu Rusijos įrankių fronte dėl geresnės koordinacijos, kokybiškos įrangos ir išplėstos mokymų sistemos. Be to, Rusija vis dažniau naudoja dronus, kad išplėstų Ukrainos aukštos rizikos zonų ribas. Dabar pažeidžiami tampa regionai esantys bent 15–20 km už Ukrainos fronto linijos. Ši masinė Rusijos dronų plėtra smarkiai paveikė Ukrainos logistikos linijas, ne tik trikdo tiekimą, bet ir riboja karinių dalinių judėjimą bei bendrą operacinį planavimą. Siekiant kovoti su šia grėsme, specialiai kuriami medžiotojų naikintojų būriai, kurie tiesiogiai aptiktų ir sunaikintų Rusijos FPV dronų operatorius. Pirmiausia, Ukrainos medžiotojų naikintojų būriai naudos karinio lygio signalų žvalgybos sistemas, kad aptiktų Rusijos operatorius. Taip yra todėl, kad Rusijos operatoriai nuolat perduoda signalus tam tikrais dažniais, valdydami savo dronus, todėl šiuos elektroninius signalus galima sekti pagal krypties nustatymą ir signalo stiprumo analizę. Naudodami šią technologiją, Ukrainos medžiotojų naikintojų būriai galės rinktis, stebėti ir analizuoti radio valdymo signalus, kuriuos siunčia Rusijos FPV dronų operatoriai, ir nustatyti tikslias operatoriaus koordinates. Antra, Ukrainos medžiotojų naikintojų būriai galės nustatyti Rusijos dronų operatorių pozicijas naudodami žvalgybinius dronus. Ukrainiečiai gali skenuoti didelius plotus, ieškodami antenų, generatorių ar kitų Rusijos dronų operatorių veiklos požymių. Šias pastangas papildo termovizorinės kameros, kurios lengvai aptinka šilumą, sklindančią iš priešo pozicijų, generatorių ar kūnų. Vėliau rusai yra taikomi FPV dronais, aviacijos smūgiais arba artilerija, visiškai pašalinant juos ir jų keliamą grėsmę iš mūšio lauko. Įdomu tai, kad rusų dronų operatoriai stengiasi išlikti kuo labiau pasislėpę, o ukrainiečiai linkę FPV dronus laikyti pasaloje prie įtariamų įėjimų, laukdami pasaloje ir detonuodami vos tik pastebėjus judesį. Atvira pozicija vėliau gali būti bombarduojama tol, kol grėsmė bus visiškai neutralizuota. Siekiant paremti naujų specializuotų medžiotojų naikintojų būrių pastangas, ukrainiečiai turi prieigą prie daugybės itin patyrusių duomenų analitikų, gebančių greitai ir tiksliai analizuoti mūšio lauko situacijas pasitelkiant pažangę žvalgybą, taikinių identifikavimą ir realaus laiko informacijos rinkimą. Dėl to, kai šie medžiotojų naikintojų būriai įžengs į mūšio lauką, Ukraina galės visiškai aprūpinti juos būtinomis atsargomis ir techninę pagalbą, dar labiau padidindama šių būrių operacinį efektyvumą. Be to, Ukraina turi didelį būrį itin patyrusių dronų operatorių, todėl tokių medžiotojų naikintojų būrių formavimas yra palyginti lengvas. Todėl iš šių patyrusių operatorių sudaryti būriai galės labai greitai pradėti veikti lauko sąlygomis. Be to, po ilgalaikių lauko operacijų Ukrainos pajėgos jau yra įvaldžiusios plačias strategijas ir veiksmingus metodus, kaip nustatyti Rusijos dronų operatorius.
Taikydami šią patirtį ir strategijas kartu, naujieji medžiotojų naikintojų būriai galės vykdyti užduotis greičiau ir tiksliau. Apskritai, prieš Rusijos masinę gamybą ir skaitinę persvarą, Ukrainos patirtis, kūrybiškumas ir tikslumas tapo nenugalima jėga. Rusijai žengiant į fronto liniją su savo davai pagrįstais karo planais, Ukraina ruošia naujai paskelbtus medžiotojų naikintojų būrius, kad greitai ir tiksliai smogtų priešo dronų operatoriams ir valdymo centrams. Ši kūrybiškumu ir įgūdžiais paremta kovos strategija ne tik leido Ukrainai atsilaikyti, bet ir suteikė galimybę kontroliuoti karo eigą, tapdama nauja pamoka pasauliui ir pavyzdžiu ateities karams.